Kaip sušildyti kojas žiemą per varžybas. Paimam foliją. Sveikas gyvas. Darom. Labą. Ačiū dėdės. Šildau kojas. Uždrausta. A ne? Blemba. Neišduok. Su folija. Į batuką. Ir antbatis. Taigi dar kartą sveiki atvykę visi į pirmąjį MTB Karma žiemos krosą. Jau būčiau. Taip, dabar starte stoja visi mėgėjai išskyrus moteris. Sveiki visi Karma Takišipylės žiūrovai. Šiandien sezoną atidarysime Medžiakalnio trasoje. Pirmas etapas Karma taurė. Dar kartelį sveiki visi, čia aš Tomas ir šiandien stebėsime pirmasias 2026 metų sezono varžybas. Karma taurė, startuojam Medžiakalnyje, tai yra Vilniaus rajone. Sugrybavau startą su pavaromis, nesu tą pavarą pradėjau, tai iš karto varžovai atitrūko į priekį. Taip iš po nakties gan nemažai naujo sniego trasoje ir turėsim šiandien tikrai labai sudėtingas sąlygas pasivažinėti per pusnynus. Mėgėjų distancija šiandien reikalaus įveikti 3 ratus, maždaug 16 km gaunasi ir kažkiek daugiau nei 200 metrų sukilimo. Kaip matote, tikrai nelengva išlaikyti dviratį tiesioje toj trajektorijoje. Kraštas padangos būna pagauna sniego didesnį kiekį ir iš karto tarsi traukia tave iš provėžos. Traukia. Na, tie, kas bėgiojo žiemos sezono metu, tai manau, tos treniruotės jiems tikrai šiandien atsipirko. Nemažai reikėjo nulipti nuo dviračio ir realiai stumtis, bėgti per pusnynus. Na, tie pasibėgiojimai su dviračiu, tai jėgas labai, bent jau man atimė.
krito realiai tempas po maždaug pusės pirmojo rato, krito ir jėgos labai stipriai, tai turėjau kažką mąstyti, strateguoti, nes apsilenkė keletas varžovų mane, kažkaip tolo tie pagrindiniai mano konkurentai. Pačią trasą spėjau apvažiuoti tik tai prieš varžybas, realiai likus iki starto keliasdešimt minučių. Na, bet kai tokios sąlygos, tai čia labiau tokia kaip ir loterija net tampa, kurią trajektoriją pasirinksi, kad mažiau prarasti jėgų minant per tą sniegą. Tenka ir sniege truputį pagulėti, štai ir rankena šiek tiek atsireguliavo, na, bet žinau, kad kiti dalyviai irgi turėjo problemų, lūžo ir vairai šiandien ir kritimų tikrai nemažai buvo. Priekyje pastebėjau, kad Edgaras iš Kėdainių lyg ir turėjo problemų, sustojo, tai kaip supratau, buvo pametęs grandinę. Ši zona tarp jaunų pušelių man iš vis pasirodė neįminama, tai vėlgi tenka stumtis. Labai sunku. A, ne? Karmos fotografas Julius pasako, kad mano komandos draugas Aivaras jau pasinaudojo ir trumpesniais keliais. Jis išsibandęs šitą trasą dar prieš varžybas keletą dienų bandėsi, testavosi čia. Tai manau drąsiau tikrai ją įveikė negu aš. Pavyk, nepaleis, imi. Ačiū visiems atvykusiems palaikyti. Buvo nukarytas grandinė. Tatjana Petrauskienė jau žiūrovų gretose, tai starte turėjo rimtą kritimą, kaip supratau, lūžo vairas ir turėjo iš karto pasitraukti. Na, čia vienas rimtesnių kalniukų, tai link finišo tikrai nemažai jėgų atimanti vieta, bet kaip visada kalnus bandom įveikti nenulipus. Tomas Pužemeckas, Vilniai, Panevėžys, judam. Vanduo greičiau. Amba čia neturiu. Nusimovė. Gertuvė esantis vanduo tikrai greitai vėsta. Na, o antbatis tai vienas atplyšo, vaikštant per sniegą. Na, bet kol kas ta folija kaip ir padeda. Šalčio tokio baisaus nejutau antrajame rate. Nu, antram rate tokių pravežėlių darosi, nes jau visi po kartą pravažiavę, tai gal kiek lengviau. A few moments later. Jo, lengviau. Žymiai. Žiauriai. Taip pat įsisegimas į klipsus tampa labai sunkus. Sniego prieina, jis turbūt ten nušala, tai įsisegti tikrai sudėtinga. Klipsai nebesisega. Užšalo.
Na, vien bėdos. Čia dar tai tokia duobė sugeba įvažiuoti. Koncentracija irgi dėl nuovargio tikriausiai prastėja. Tas jėgas atima tas sniegas, tai tikrai, nežinau, 2-3 greičiau negu važiuojant paprastą miško takeliu. Negali atsipalaiduoti net nuokalnį, nes iš karto nepataikys į provėžą ir dviratį įtraukia sniegas ir labai stipriai sustabdo. Pit stopas čia? Aptarinėjom. Ai, gerai. Va, antbačius nusiėmė labai. Tokį dviratį sunkumatį. Jo, reikėtų. Karmos svečias, legenda Elijus Čivilis, šiandien pabandė jėgas irgi. Tai, kaip supratau, po pirmojo rato nusprendė, kad gravelis yra geriau nei MTB kankinė. Tai pasitraukė, nefinišavo šiandien jis. Ką? Aš klipsų neturiu. Antbačių neturiu. Davai, dirbi, gal treniruoti. Dėl žiūrovų mes sakėm, Palaikytojų šiandien nemažai, tai labai džiaugiuosi, nes visi paraginimai tikrai padeda atrasti daugiau jėgų. Šuo, aš nestabdysiu. Ir negana visų sudėtingų sąlygų, antrojo rato viduryje maždaug dar pradeda snigti. Nu, va, trasą slidininką turim. Viską. Faina. Neskubėkit. Viskas gerai. Turime dar Velnę. Velnės iš Panevėžio. Tomas Pažemetkas, Velniai, šaunuolis. Šeštas numeris į vietą. Šakės jau. Žinau. Žiūrovas praneša, kad tiesioginiai mano konkurentai jau gan toli pabėgė nuo manęs. Praleisi, biški. Ačiū. Kaip savijautos? Toks žinai. Eini ir tiek. Antbačių funkcija, pažiūrėk. Kaip visada, didelis ačiū Juliui už įamžintas akimirkas varžybų metu. Op. Faina, ne? Nu. Priekyje matosi, kad varžovas krito irgi į sniegą.
bando keltis toliau judėti. Trečias ratas pasijutė, kad yra dar sudėtingesnis. Biškį praleiksiu. Tai, ačiū. Nežinau, pradžia tai super sunki šiandien buvo, nežinau. Niekaip gripo nepagavau. Pirmas ratas košmaras. Antram nusprendžiau nespausti. Kaip sakant, su protu. Na, iš tikrųjų, čia tokiose sąlygose, kaip Aivaras per apžvalgą ir minėjo, kad kartais lėčiau yra greičiau. Mažesnė klaidų tikimybė ir tikriausiai prarandi mažiau laiko. Op. Ačiū. Ačiū tau. Kaip gyvai? Sunku, ne? Po visų kančių štai finalinis kalniukas ir už jo jau finišas. Tai tikrai visi šaunuoliai, kas dalyvavo šiandien ir įveikėt žiemos krosą. Martin Cirutavičius ir Velnės. Tomas Tadžimanskas, galite vyrą Iki -3 galima, kaip sakant, minti. Nu, bet Tai Tomas pažymė. Kaip sakant, video medžiaga turbūt bus. Daug kiekmarų. dabar nesikeik. Orestas Penikas, baik ekspertai. Na, didžiausias pagiros Orestui ir Augustinui šiandien jų pasirodymas superinis. Čia. Nu ir kaip ten jau tarp ekspertų yra sako, šiandien užbimbirino jis. Tai bimbirės Augustinas. Pirmas. Jaunuolių iki 35 metų. Jo. Potencialiai, amžinai potencialių, susiglaudėm. Taip, susiglaudžiat. Išni ir glamonės. Aš tai aišku pagal jo trasos laiką ratų kiekį sprendžiau, bet jis sukčius buvo ir kažkaip labai greitai įveikė. Tai Aivaras Petrauskas, Velniai šiandien 3 yra. Šaunuolis Aivaras po žiemos rodo nuostabų tempą, treniruotės žiemą skirtingose šalyse jam tikrai matosi atsipirko. Antaris Team, Karolis Matijošaitis. Karolis šiandien yra antras iš Antario Team. Paulius Bardauskas pirmas. Ačiū visiems, kas stebėjo pirmą etapą šiemet. Na ir susitiksime neužilgo kitose etapuose. Iki greito.